Kaip pasidaryti remontą, jeigu pinigų iš viso nėra? Šiandien su jumis aptarsime 3 būdus. Remontas su paskola. Kaip padidinti banko patvirtinimo tikimybę. Mano metodas. O taip pat ir kur gauti pinigus remontui 2026 metais. Apdailos standarto patirtis. Sveiki, mylėjai. Nupirkote būtą, seną statybą, gal naują statybą, šiaip nėra skirtumo. O remontui pritrūko pinigų, jų paprasčiausiai arba neužtenka. Pažįstama situacija. Daugelis mano taip, kad remontą galima daryti tik iš savo santaupų. Tačiau tai nėra tiesa. Šiandien pasidalinsiu, kaip mes padedame savo klientams įsikelti į naują pilnai įrengtą būstą. Net jei jie neturi šiai dienai pilnos reikalingos sumos. Parodysiu, kaip tinkamai parengti dokumentus bankui ir padidinti finansavimo gavimo galimybės. Pradedame. Didžiausiai padaroma klaida - tai remontą daryti etapais. Šiais metais mes padarom sutvarkom svetainę, kitais metais mes padarom sanmazgą, daleiskim, ir dar po metų mes norim sutvarkyti svetainę ar net ir balkoną. Rezultatas - nuolatinis gyvenimas statybose ir vis didėjančios išlaidos. Kur kas tikrai protingiau suplanuoti visą remontą iš karto ir pasinaudoti banko finansavimu. Tačiau bankas pinigų neskolina. Būtent čia ir prasideda mūsų darbas. Kad bankas, Swedbank, SEB, Luminor ir taip toliau galėtų įvertinti jūsų paraišką remonto darbams, jam bus reikalingi profesionaliai parengta remonto sąmanta, tikslus darbo grafikas, rangos sutartis. Visą tai mes parengsime už jūs. Jūs gaunate pilną dokumentų paketą ir keliaujate į banką kaip patikimas klientas, turintis aišku remonto planą. Mes apskaičiuojame iki kiekvienos smulkmenos, iki kiekvienos detalės. Nuo statybinių mišinių ir paslėptų darbų, o taip pat ir galutinių apdailos medžiagų, tokių kaip jungikliai ir rozetė. Tai suteikia ramybę tiek jums, tiek ir pačiam bankui. Aiškus biudžetas reiškia mažesnę riziką, kad remonto metu išlaidos netikėtai išaugs. Užuot 5 metus taupę ir gyvendami nuomojamam bute, jūs galite įsikelti į savo visiškai įrengtą butą po 3-4 mėnesių, žiūrint nuo projekto. Toliau jūs mokate bankui suplanuotas mėnesinės įmokas ir mėgaujatės savo namais. Jūs investuojate ne tik į komfortą, bet ir didinate savo nekilnojamo turto vertę. Nelaukite, kol statybinių medžiagų kainos dar labiau pakils. Parašykite mums, paliksiu elektroninį paštą, o taip pat ir galite spausti nuorodą aprašymuose. Parengsime profesionalią remonto sąmatą ir visus dokumentus, kurių gali prireikti bankui vertinant finansavimo galimybės. Būtinai prenumeruokite šį kanalą ir nepamirškite, paspauskite patiktuką. Čia mes dalinamės išmaniais sprendimais tiems, kurie nori kokybiško remonto be nereikalingų klaidų.